apsidairykit, įsijunkit kriminalų suvestinę, pasižiūrėkit ir jūs pamatysit, kiekvieną mielą dieną atsitinka baisus dalykai, kažką nutrenkė ar pervažiavo automobilis, žmogus kenčia, žmogus miršta, žmogus skauda, žmogus lieka neįgalus po to visam gyvenimui, kančia paprasčiausiai. Kažkas susirga, pažiūrėk, kokios lygos, baisos lygos, žmogus skauda, žmogus kenčia, žmogus negali atlikti savo pagrindinių funkcijų, žmogus miršta jaunas, tėvai kartais laidoja vaikus savo ir taip toliau, kas vyksta, pažiūrėkit, kiek sudega žmonių, ugny gyvų, kiek paskęsta, kiek užsimuša, kiek nusikaltėliai, vykstagi nusikaltimai kiekvieną dieną visam pasaulyje, kažką papjovė, kažką sužaloja, kažką primušė, kažką apvogė, kažką prievartauja. Kas čia dabar? Juk Dievas pasaulį valdo, ar ne? Ačiū šiaip atsitiknėlis. Jeigu pripažįstam, kad yra Dievas, kad Dievas valdo pasaulį ir kad Dievas teisingas, 3 teiginiai. Tai tada visi šitie dalykai, vykstantis baisybės, jos yra kaip ir bausmė, kaip ir atlyginimas žmogui už šio gyvenimo padarytus nedorus pasirinkimus. Vykdomas teisingumas. Taip. Ir ta, ką mes matom baisybę šitam pasaulyje, kaip žmonės kenčia dėl ligų, dėl nelaimių, dėl blogų žmonių, kriminalinių nusikaltelių. Viskas atitinka to žiaurius Biblijos įsirišimus apie Dievo bausmę, pyktį ir kerštą nusidėjėliams, kurie laužo įstatymus. Sutampa idealiai, jūs pasižiūrėkit. Jeigu, sakykime, gyvenime nieko nėra, tik tai grožis, gėris, gėlytės ir bitutės skraido su drugeliais. Nieko nėra, žmogus neserga, nemiršta, niekas nieko nežudo, niekas nieko neprievartavo, niekas nieko neapiplėšia, niekas nieko nesumuša. Neįkiša žmogus ten į kokį mechanizmą, ten variklį rankos ar kojas, kad nukirstų ir liktų visam gyvenimui invalidas. Tokių dalykų nėra, tik Biblijos to žiaurybės aprašytas, kad bausiu žmonės, tai tada jo, gal čia pavai. Bet mes matom tą, kas parašyta Biblijai, mes matom tą patį gyvenimą. Tai klausimo prasmė, nesuvokiu, ką čia tada rašyta, ar jūs nematėte, kas pasaulyje dedasi. Tai va dedasi tas, kas yra parašyta Biblijai. Jūs darysit, tai bausiu žiauriai ir taip toliau, ir bijokit. Turi bijoti, teisingai. Darai blogą, bijokis, lauži Dievo įsakymus, atsitiks nelaimė, nubaus. Ir tai yra teisinga. Sąmoningam žmogui to nereikia. Tu ir taip nedarysi, nelaužysi Dievo įsakymų. Teisingai. Bet jeigu žmogus neturi sąmonės, neturi sąžinės, jo lygis primityvus, tai tada tam lygmenį jo tobulėjimo periodas yra jo. Įkišai ranką į ugnį nudegiai, skaudžiai. 1, 2, 3, 5, 15, iki kol supras, kad ugnis degina, čia negali. O jau paskui eina laikas, ta klausimas, kodėl, kokia prasmė, tai viso. Čia kitas klausimas. Pradžiui, taip, nes kitaip tu jo nesustabdysi nuo nuodėmės. Turi sustabdyti, jeigu jis neturi sąžinės ir geros valios. O reikia sustabdyti, kad jis kitiem nekenktų, savo daugiau neprisidarytų žalos nuodėmių, kad paskui bausti reiks labai smarkiai. Kažkur tai va bausmė sustabdo. Įspėti, kad galbūt tu kažkur neteni. Padėti susigaudyti, empatiją įsigyti, kad va, matai kaip skauda, kaip bloga, kai tau fizinę, moralinę žalą padarė kažkas. Tai va, tas ir kitam žmogui, kam tu darai, va taip va jis jautėsi, kaip tu dabar supranti, kad jis pjauna, jis jam neskauda. Jis nesuvokia, kad kitam skauda, kitam blogai, kad kažką nužudė žmogų, kad jo artimieji bus visą gyvenimą skausme gyvens. Jis nesuvokia, tai va, empatija pats prarasi, kad patirtum šitą tokiam lygmenį, kol žmogus nesupranta, sako, nebūk kaip arklys ar mulas, kur reikia kamanom pažaboti, psalmė rašo. Bet kol žmogus kaip arklys ar mulas gyvenam, tai žaboja kamanom per šitos dalykus. Ir tai yra normalu. Ir ne tai, kad Biblijai parašyta kančios bausmės grasinimai, o gyvenime nėra. Pažiūrėkit, viskas tas pas yra gyvenime. Vyksta. Tokie dalykai. Piktosios dvasios funkcija, piktųjų dvasios funkcija yra baus nusidėlius kankinti, kaip Vahabą. Melo dvasia nubūdė, kaip piktoji dvasia nuo Dievo, Saulių nupuolusi, atkritusi nuo Dievo baudė ir taip toliau. Baus, tai yra baudžiančios dvasios. Kai tu nusidedi, jos vykdo dievišką teisingumą.
Jos tau kenkia, sargdina, apsėda, daug dalykų padaro negerų, paprasčiausiai. Tada, kai tu neklausai Dievą, taigi jos Dievui tarnauja. Kai tu Dievui paklusnus, paprasčiausiai jos nieko nedarys. Žmogus galvoja, štai mat išlydi mūsų artimuosius. Brangų žmonės išeina jie iš šito gyvenimą. Negi tai jau viskas. Negi tu jo nepamatysi, nebesusitiksi. Negi, bet pavėliu atsiradau, pabuvau, išnykau, kokia prasmė, koks tikslas. Nu, kyla klausimas, nu aš žiūriu į save, paprasčiausiai, kiekvienas dalykas manyje esantis turi prasmę. Reikšmė, ne šiaip egzistuoja. Pa žmogų akis egzistuoja, nu ne šiaip savizolai kažkokiai statyti kartu, ar ne? Jis turi funkciją, prasmę, ne? Žinau, kad jos skamblės egzistuoja, ausis, klausos sistema visa. Širdis kam. Žinau, jos kepenis, skrandis, kojas kam reikalingos, burna, dantis, balsos stygo. Viskas turi prasmę, kiekvienas dalykas žmoguje beveik. A jau visa suma tų dalykų turinčių prasmę, šiaip savo paėmė, atsirado, išnyko, nieko dėra. Nu, man nesueina čia galai. Man kyla egzistencinis klausimas. Negali tai būti, kad čia taip tuščiai, va čia. Oi, nieko nėra, pavyzdžiui. Jeigu nieko nėra, jokio Dievo, jokios prasmės nėra, tai kodėl kažkas egzistuoja, ne niekas, iš viso nieko turėtų nebūti tada. Ar ne? Jeigu nieko nėra, tai kodėl egzistuoja dėsniai, principai kažkokia, nevisiškas chaosas? Kodėl egzistuoja tie dėsniai principai, nevisiškas chaosas? Tai vat, kada įsigilini tuos dalykus, kaip tik baimės nėra. Kaip tik yra vilties. Nesibaigia viskas su šito trumpu gyvenimu. Nei tau, nei tavo artimiesi. Yra tikslas, yra prasmė, yra ilgas tobulėjimas, yra kūrėjas. Tu turi viltį. Dabar kokia viltis? Tu eini į kapą. Gyveni, valgai, pasidaugini, pamiegi, pailsėjai, pažiūrėjai televizorių, ką dar nuveikiai. Pramogų kažkokių turėjai, nuvažiavai kažkur, pasižiūrėjai, praleidai laiką, stumi tą laiką. Ir kuo toliau, to greičiau tas laikas eis. Ir žiūri, jau viskas. Senatvė, mirtis. Ir koks tikslas? Kam? Kvailas gimiai nesuprasdamas, iš kur kas ir kaip kas, ir kvailas numirs nežinau iš kur. Ir tuščiai kam? Nu, gyvulio gyvenimas, realiai. Realiai gyvulio, beždžionės. Tik beždžionė ramiau, ar kiaulynai nesupranta klausimo. Žmogui kyla tas prasmės klausimas. Tuščiai. Kiaulė prasmės nekelia. Tai va, kaip tik tai. O kokia baimė Dievo? Šiausiai, ar Dievas blogo, ką nors moko? Nežudyk, nevok, nesvetimauk, melagingai neliūdik. Pailsėk vieną dieną šeštadienį, paskirk dvasiniam dalykam, studijam. Kas čia blogo? Vengsta meldybės, tai yra kažkokių materialių ar žemų dalykų, kad juos sudėvintum. Kai kūrinius pradėjo kaip kūrėja traktuoti. Kas čia blogo? Čia yra labai gera. Duoktų tą patį dekalogą, duoktų, kad visi žmonės nuoširdžiai jo laikytųsi, tai būtų labai gerai. 50% problemų žemės įspręstų. Tai geriau būtų gyventi. Ir kas čia blogo? Tu gausi atlygį. Pasaulis nėra chaotiškas, teisingas tampa. Jisai supranti, kad viskas, kas vyksta, turi priežastį, dvasinę priežastį, tu ieškai tų priežasčių. Nori ramybės ir sėkmės visame kame, laikykis Toros įsakymų. Ir gausi ją.